Skaitinys iš Šventojo apaštalo Judo laiško. Mylimieji, prisiminkite žodžius, kurie seniau buvo paskelbti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalų. Statykite save ant savo švenčiausiojo tikėjimo. Melskitės šventojoje dvasioje. Įsilaikykite Dievo meilėje, laukdami mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinajam gyvenimui. Vienus, kurie abejoja, mėginkite įtikinti, kitus gelbėkite traukdami iš ugnies, vėl kitų pasigailėkite su baime, bodėdamiesi net jų kūnų suterštų drabužio. Tam, kuris gali apsaugoti jūs nuo nupuolimo ir savo šlovės akivaizdon pastatyti nesuteptus ir džiaugsmingus, vieninteliam Dievui mūsų gelbėtojui, per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tebūna šlovė, didybė, galybė ir valdžia, prieš visus amžius ir dabar, ir visais amžių amžiais. Amen. Tai Dievo žodis. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. O Dieve, tik tu mano Dievas, nuoširdžiai tavęs ieškau. Ilgis tavęs mano siela, trokšta tavęs ir mano kūnas, kaip ištroškus dykynė, be vandenio žemė. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. Šventykloj apie tave aš svajoju, malonu man matyti tavo galę, tavo didybę, už gyvastį tavo malonė brangesnė, šlovins tave mano lūpos. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. Girsiu tave, kol gyvensiu, savo rankas į tave tiesiu, pertekusi džiugesio bus mano siela, mano lūpos žavėsis, teikdamos šlovę. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. Alleluja, alleluja, alleluja. Kristaus žodis te gyvuoja jumyse vaisingai. Per Kristų dėkokite Dievui Tėvui. Viešpats su jumis. Iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus ir mokiniai vėl sugrįžta į Jeruzalę. Jėzui vaikščiojant po šventyklą, prie jo prieina aukštųjų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų ir klausia: kokią teisę turi taip daryti? Kas tau davė galią tai daryti? Jėzus jiems atsakė: aš taipogi noriu paklausti jūs vieno dalyko. O jūs atsakykite man, tada ir aš jums pasakysiu, kokią galią tai darau. Jono krikštas buvo iš dangaus ar iš žmonių? Atsakykite man. Tie pradėjo tartis: jei pasakysime iš dangaus, tai jis mus klaus, kodėl tada juo netikėjote? Pasakytume iš žmonių, bet jie bijojo liaudės, nes visi buvo įsitikinę, kad Jonas tikrai buvo pranašas. Todėl jie atsakė Jėzui: mes nežinome. Tada Jėzus tarė: tai ir aš jums nesakysiu, kokią galią tai darau. Girdėjote viešpaties žodį. Kad geriau suprastume girdėtą Evangeliją ir galėtume atkartoti Jėzaus išganymo žygdarbį, pažvelkime į šios istorijos kontekstą. Morkaus 11 skyrius tai Jėzaus paskutinės gyvenimo savaitės kronika. Nuo 7 iki 11 eilutės rašoma apie Palmių sekmadienį, kai Jėzus iškilmingai, kaip Mesijas ant asilaičio įjoja į Jeruzalę. Viso to meto žiniasklaidos priemonės rodė, diskutavo šį įžengimo įvykį. Žydų nacionalinio transliuotojo forumuose įvairūs įtakotukai, politiniai ir religiniai valdžios propagandistai kelias dienas svarstė apie naujo lyderio pavojingumą nacionaliniam saugumui ir laisvės žodžiui. Tačiau bijodami liaudies dėl palankumo Jėzui nedrįso pakartoti surežisuoto riaušių scenarijaus prie šventyklos.
Ta vakarą Jėzus ramiai apžiūrėjo savo tėvo namus, įvertino situaciją ir atėjus vėlyvam metui su 12 iškeliavo nakvoti į Betaniją. Betanija tai nedidelis kaimelis apie 3 km nuo Jeruzalės, Alyvų kalno šlaite, kur gyveno Jėzaus artimiausias bičiulis Lozorius su 2 seserimis – Marta ir Marija. Tai svarbi detalė, kodėl Jėzus, gyvojo Dievo sūnus, kuris nieko nebijo, visgi imasi saugumo priemonių ir nepasilieka naktinėje sostinėje, kurioje didelis triukšmas, pilna saugumiečių ir valdžios provokatorių. Jėzus praktikoje įgyvendina savo žodžius. Štai aš siunčiu jūs kaip avis tarp vilkų, todėl būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Pagal Mato Evangeliją 10 skyrius 16 eilutė. Kristus nesinaudoja savo kaip Dievo sūnaus ypatingomis galiomis, bet renkasi likti iki galo paprastu, pažeidžiamu žmogumi. Greičiausiai nenorėdamas įstatyti savęs mokinių pavojaus rizikai anksčiau laiko ir sunkių įvykių išvakarėse renkasi ramią vietą atgauti jėgas. Betanija jam ir jo komandai buvo paskutiniai jaukus namai draugų rate prieš kančią. Mūsų Evangelijos 11 skyrius 27 eilutė kalba, kad Jėzus su mokiniais grįžęs į Jeruzalę išvarto Jeruzalės šventyklos prekybininkų stalus. Viešai paskelbė, kad Dievo namai bus vadinami maldos namai, o ne plėšikų lindynė. 17 eilutė. Čia prisistato vietinės valdžios atstovai ir užduoda jam klausimą, kokią teisę turi taip daryti. Išvartyti stalai šventykloje puikia proga pradėti baudžiamąją bylą Jėzui ir jo mokiniams. Todėl dabar nuo Jėzaus atsakymo priklausys evangelizacijos likimas. Klausimai užduoti Jėzui aktualūs ir mūsų laikais. Ką daro bažnyčia, kai pamato negerovės, plėšikų gaujas sostinėje, tautos, valstybinėse šventovėse, Seime, prezidentūroje, vyriausybės, teisingumo ministerijų įstaigose? Ką daro krikščionys matydami negerovės tautoje ar bažnyčioje? Varto stalus, daro mitingus, reaguoja kaip Jėzus ar pasitenkina nuolankių avinėlių tylėjimu? Džiugioji žinia šioje istorijoje glūdi Jėzaus laikysenoje. Jėzus, žinodamas, kas jo laukia, neįskysta, neatsiprašinėja už netolerantišką elgesį, retoriką, melo, blogio atžvilgių, bet drąsiai įvardina dalykus, kviesdamas rašto aiškintojus, miesto seniūnus ir piliečius atsiversti, pakeisti mąstymą, taip kaip šaukė Jonas Krikštytojas, prisimti atsakomybę už visuomenės susiskaldymą, tautos stumimą į karą. Jėzus mums krikščionims parodo pavyzdį, kaip kalbėtis su žiniasklaida, pasaulio teisėjais ir valdovais, į klausimus atsakinėti klausimais. Žmogus neprivalo žinoti visko ar duoti atsakymus tiems, kuriems tiesa nerūpi. Mūsų pašaukimas yra skelbti Evangeliją, pirmiausia savo pavyzdžiu, žodžiu, įsilaikyti Dievo meilėje, mėginti įtikinti abejojančius, gelbėti jaunimą, traukiant iš pasaulio aistrų ugnies, būti gailestingiems nusidėjėliams, bet neapkęsti jų daromos nuodėmės. Taip darykime ir gyvensime. Būkite palaiminti, sudieu. Homiliją sakė brolis pranciškonas kunigas Paulius Vaineikis.